Žmogaus sąmonė, jo ugdymas. Sąmonė – tai žmogaus prigimtis. Tai, kas randasi žmogaus viduje, visa tai, kas randasi kosmose ir iš ko susideda kosmosas, ir yra sąmonė. Kosmoso erdvė ir holistinė kosminė erdvė – tai yra visa sąmonė. Kiekvienas žmogus yra susijęs su šia kosminė sąmonė ir kiekvieno žmogaus smegenys, nuskaitydamos ir apdorodamos programas, praeina savo raidos etapus. Evoliucionuoja greičiau ar lėčiau ir sąveikauja su pasaulinė sąmonė. Kiekvieno žmogaus užduotis išmokti valdyti savo vidinę būseną, savo jausmus, mintis, suprasti ir suvokti savo pasirinkimo teisingumą. Juk būtent mūsų pasirinkimas sukuria mums realybės procesą, kuria mums įvykius, mūsų pasaulio supratimą. Turime suvokti, kad savo likimą kuriame patys. Reikia išmokti valdyti savo likimą, realybės procesus, sąmoningai juos kurti ir sąmoningai įdiegti gyvenime. Tik tokia būsena veda žmogų link laimės. Dvasingumas yra neatsiejamas sąmonės aspektas. Dvasingumas ir dvasia išvertus iš šiuolaikinę kalbą reiškia energiją. Tai aukšto dažnio energijos potencialas. Būtent energijoje slypi didžiausios paslaptys, didžiausios žmogaus, pasaulio, erdvės ir planetos galimybės bei supergalios. Būtent tai sukuria mums gyvenimo procesus. Dvasia – tai energija. Štai pavyzdys, kad jūsų ląstelės gyventų, reikia jas užpildyti energiją. Mitochondrijos sukuria energijos programą sąveikaudamos su energijos potencialu. Kai tik mitochondrijose esanti energija palieka ląstelę, ląstelė iš karto žūsta. Mokslininkų požiūriu, energija yra tai, kas nuo seno buvo vadinama dvasia. Šios energijos dėka gyvena jūsų kūno ląstelės, jūsų kūnas, jūsų kūno organai. Kai ląstelė žūsta dideliais kiekiais, žmogus sensta, suserga, nes sveikų ląstelių gimsta mažiau. Bet yra mechanizmų, kurių dėka galite sukurti savo energijos potencialą. Asmenybės ugdymo centro mokiniai visada atrodo jaunesni, kad ir kiek jiems būtų metų. Šias technologijas skiriu tik išrinktiesiems, pasiruošusiems dirbti. Žmonės ruošiasi pakopomis. Pirma, aš suteikiu jiems mokymosi pagrindus. Naudodama savo energetinį potencialą, suderinu besimokančių energetiką. Apmokyti žmonės turi galimybę savarankiškai naudotis mechanizmais. Išmokę naudotis žiniomis, kiekvienas pasiekia rezultatų, tik skirtingomis pakopomis. Jei žmogus grįžta prie savo senų įpročių, žinoma, ir rezultatas būna mažesnis. Bet jei žmogus pastoviai užsiima praktikomis, tai pasiekia aukšto rezultato. Pavyzdžiui, dabar pas mane mokosi moteris ir jos 11 metų dukra. Mergaitė jau perėjo į 1 lygį, puikiai pabaigusi bazinį lygį, 0. Mergaitės mama pabaigė 2 lygį su pliusu, tai jau aukštas pasiruošimo lygis. Ši moteris džiaugiasi tuo, kaip sėkmingai pasikeitė jos gyvenimas. Ir ji sako, štai man reikėjo buto, turiu 3 vaikus, pradėjau mokytis ir mes jau bute, aš susitvarkiau save supančią aplinką. Dabar noriu keliauti, štai mes atvykome mokytis. Mielieji, kai jūs įvaldote mechanizmus, kuriais aš jūs apmokau, jums nebėra nieko neįmanomo. Bet tai skirta vertiems to žmonėms, tyros sielos žmonėms, kurie gyvena gyvenimą sąmoningai, kurie visada pasiruošia ištiesti pagalbos ranką, o ne parklupdyti kitus. Tai išrinkti žmonės. Tokiems žmonėms ir skiriu šios mechanizmus, kurių dėka jie valdo savo gyvenimo procesus. Šie žmonės yra laimingi, bet jie nusipelnė tos laimės, dalindamiesi jas su kitais žmonėmis. Ir ta laimė grįžta. Vienas iš pagrindinių ir esminių mokymosi aspektų asmenybės ugdymo centre yra darbas, atstatant savo sveikatą. Jau 2 užsiėmimų bazinio lygio dieną dirbu individualiai su kiekvienu mokiniu. Aš išvalau, papildau, atnaujinu, pakeliu žmogui naują gyvenimo lygmenį.
nuostabaus gyvenimo lygmenį. Tuomet yra labai svarbu išlaikyti šią būseną, kuri gaunama mūsų bendro darbo dėka. Ne visi tai gali. Visuomenė įtraukia žmonės į save naikinimo procesą. Juk pažiūrėkite, koks dabar požiūris į gyvenimą. Jei tu gyveni sveikai, tai tu nenormalus. Bet jei tu save naikini, geri alkoholį, rūkai, valgai visokį nekokybišką maistą, kuris tave taip pat naikina, vadinasi, tu elgiesi teisingai. Pasaulis pasikeitė, tapo iliuziniu, perkreiptu. Neteisingi dalykai griaunantis žmoniją laikomi teisingais ir viskas, kas teisinga, yra neigiama. Pagalvokite apie tai, kodėl jums buvo duotas šitas gyvenimas. Argi jūs ateinate tik vienam gyvenimui, pavalgyti, pamiegoti, pagimdyti vaikus ir numirti? Viskas? Betgi yra ir daugiau. Ir tas daugiau priklauso tik nuo jūsų evoliucijos procesų. Jei jūs nesivystote, jūs gyvenate bereikšmius, beverčius, kančių gyvenimus. Netgi jei jūs turite pinigų. Pinigai nedaro žmogaus laimingu. Pinigai tai tik vienas iš laimės aspektų. Ir pinigais reikia mokėti teisingai tvarkytis. Yra universalūs visatos masto mechanizmai. Jie buvo laikomi paslaptyje šimtus tūkstančių metų. Dabar atvėrėme prieigą prie šių mechanizmų ir aš duodu šios mechanizmus vertiems jų. Derinu, mokau. Šie žmonės naudojasi jais, randa laimę, sveikatą, pasiekimą, klestėjimą ir ilgamžiškumą. Dešimtmečiais tyrinėju žmogaus prigimtį. Kiekvienas žmogus skirtingai mąsto ir suvokia informaciją. Net ir grupėje dirbdami žmonės viską suvokia savaip. Priklausomai nuo sukauptos patirties, sąmonės išsivystymo lygio, intelekto, smegenų, centrų darbo. Aš matau, ar žmogus pasiruošęs mokytis ar ne. Priėmusi į pradinį lygį, stengiuosi padaryti viską, kad žmogus pabustų, tarsi susipurtytų, kad žmogus suvoktų savo gyvenimo esmę, save šiame gyvenime, kad jis suprastų savo tikslą, savo misiją ir pradėtų veikti. Ir jei žmogui pavyksta, aš jį ruošiu toliau. Dirbant mano praktikose keičiasi viskas, bet 100% pasikeisti yra neįmanoma. Nes yra nuo vaikystės susiformavęs pasaulio vaizdas ir reprezentacija. Bet jei žmogus suvokia, kad yra kažkas gyvenime, kas jam labai trukdo, dėl ko jis kenčia, tai dirbdamas praktikose ir su mechanizmais jis gali labai lengvai to atsisakyti. Žmogus gali keistis, jis gali persiprogramuoti. Mes kas sekundę užsiimame savęs programavimu, bet kokia mūsų mintis, kuo mes esame įsitikinę, kuo tikime, tai ir yra savęs programavimas. Pas mane besimokantys žmonės supranta, ko jiems nebereikia. Jie to sąmoningai atsisako ir pašalina tai iš savo gyvenimo, kontroliuodami senus įpročius. Nes labai lengva sugrįžti į ankstesnę būseną. Todėl pradžioje reikalinga stipri savikontrolė ir vėliau viskas vyksta savaime. Žmonės gyvena naujose vibracijose, visiškai kitokioje būsenoje. Tačiau kartais būna, kad žmogus laikosi, vystosi, o paskui jį kažkas išmuša iš šios būsenos. Tačiau visi prisimena tą laimės būsenos skonį, pusiausvyros, visko supratimo ir priėmimo būseną. Šis neįprastas jausmas būti visko dalimi ir yra laimė. Ir tokiame žmoguje yra tai. Žmonės brangina šią būseną, o kai visuomenės dėka jie pasitraukia, jie vėl ieško šios laimės jausmo.